iš šiltų universiją. Gerai, tik šiandieną mes grįžtame į dar vieną epizodą. Ir man atrodo, mes šiandieną statysime Villagerių Briverį. Jo, Villagerių Briverį. Aš labai noriu to Villagerių Briverio. Tai, bet mums reikės padaryti vieną dalyką iš tikrųjų. Ir jo, nenukreipiam temos. Palaukit, kad mums suprastų nukreiptimą. Nesvarbu, tiesiog aš vienas komentaras ant praeito video buvo, ant praeito, ne mano automatinės chicken fermos, o ant mano praeito Geekor serverio buvo komentaras tipo, tu naudoji daug ten creative ir spectator modo, ne? Parodykim jum, cheatinam, bet gerai, cheatinam. Įsijungiam spectator modą ir va ką mes darom. Matot šitos visus command blokus. Šitie padaro dieną, kai vienas miega, pirmas dalykas. Aš jau jį buvau padaręs, bet jisai kažkodėl neveikia, kad kick bed, tai mes jį pataisime. Ir dar vienas yra command blokas, kuris čia yra, čia kažkur. What? Palome, jeigu mes jo neturim, tai... Ne, čia turėtų būti... What? What? Pala. Čia tikrai turėjo būti command blokas. Kuris yra? Čia šitie, kaip visada ir būdavo. Nu, gerai, reiškias nėra, tai kaip tik mes suklydom. Gerai, reikės, dabar aš tuoj turiu tai sutvarkyti. Gerai, tai mes jau padarėme tą, ką reikėjo, va, aš tai dar vienas command blokas. Ir būtinai reikia pasikeisti creative modą, kad matot, jį galėtume įeiti. Tai va todėl aš ir naudoju creative modą, va. Tai ką aš dabar padariau, tai čia vėl Ender Dragonas išdropins mum elytrą, kai mes jį nužudysim išvis. Tai... išdropins mum elytrą. Tai jo, tai mum... Jo, tiesiog jis mum išdropins elytrą. Tai kas yra šiaip tais gerai, man atrodo. Gerai, dabar mes viskas nebecheatinam, mes grįžtam ten, kur mes buvom ir tęsim mūsų epizodą. Taigi, gerai. Pirma, ką aš čia būdą kertu? Ai, šiaip tais gal reikės biškos jo, bet nelabai daug. Gerai, mums reikės daugiau mūsų būdo, nes jeigu mes norėsim padaryti tai gražu, gražiai padaryti. Tai, ko mums reikės, tai tikrai reikės greso. Tada reikės water, labai daug water. Ir reikės padaryti naują tunelį šitiems, kas bus didžiausias šūdas, ką aš dariau. Mes turim šitų, tai čia yra po šito, tai 1, 2, 3, gerai. Tai reiškias, po čia bus 1, 2, 3, štai taip. Ir tada aš nenoriu tų resundorų laikyti. Ir jo, jeigu jūs norėsite dar ką padaryčiau kokį tutorialą kaip ir praeitą kartą, ane? Taip, kad padaryčiau kaip, tą chicken fermų ar ten kokį nors tokį, jeigu norėsite tokio. Ai, čia, šudas. Tiesiog praneškit man, aš būtinai padarysiu, būtinai. Kokius nors, aš nežinau kokius nors, pavyzdžiui, Villagerių Briverį, jeigu kur šiandien darysime, jums patiks, tai tą galiu padaryti, tada galiu padaryti Iron Fermą, kurį man atrodo ir darysime, jeigu kitų idėjų geresnių nebus, dėl to, kad vienas mano žiūrovas suggestino. Tai gerai, o dabar, ką mes darysime, pabaigsime šitą kelią, nes jį tikrai yra ne tai, kad sunkiausia, bet tai, kad nuobočiausia žiūrėti, kaip mes jį darome. Tik reikia suskaičiuoti, kiek stėrų reikia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palaukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, 6 stėrų. Ir reiškia, man reikės 6 stėrs. Ko mes turime, aišku, jei. Ir reikėtų, aišku, panikoti. Aš visiškai įsiblaškęs, atsiprašau. Ačiū. Ir va, dabar ką aš galiu padaryti, tiesiog pasvai čia, ir, tipo, kiek tu... Bet gerai, tebūnė apie tos command blokus. Ne, nesakyk, kad šitas jau nebeveikia. Ne, aišku, veikia jisai. Gerai.
man dabar reikės grįžti, pasimti daugiau brikų, daugiau resursų ir tada mes jau galėsime, man atrodo, pradėti statyti savo vildžių brewery. Vieto mūsų chicken fermai vėl varo kaip, nežinau kas, žiūri geras dalykas. Mes dar turime visus mūsų egus ir kur chickenai, eik tu šiek, į milijonai. Kas yra, žiūri nuo savo pala, aš tai noriu pažiūrėti, kiek aš chickenų iš vis turiu. Čia mano secret, hidingas. Iš tikrųjų aš nieko čia nehaidinu, bet tiesiog renku, kad tenai nesioverfilintų. Bet renku tenai dėl to, kad aš haidinu. Gerai, pasiimame visus chickenus. Eidam kiek galime turbūt. Ir taip. Jo, viskas susifilinom. Čia bus mūsų atsargas, tipo, jeigu kažkada mums pritrūktų. Labai reikės tik tą paleisti ranint ir viskas, mums daugiau nieko nereikės. Gerai, pasiimam. Tiek staunų kiek galim. Jo, ir man dar reikės reperint mano šūdas. Aš tiek daug tam šoveliui duodu resursų, kad jūs įsivaizduojat. Šūdas. Reikės deimantų bariai dar pasimaninęs. Gerai, man reikia dabar... Jo, ne, taip. Štai taip. Gerai, kem 6. Gerai, mes dabar turėsime palaukti, kol viskas iškeps ir tada susitiksime jau mano bazėje. Gerai, kągi, iškasiu biškutį šito ir man atrodo tikrai kartais, kai aš neparodau, ką aš iškasiau, jum gali, tipo kažkas, nežinau, kas jum gali būti, bet tiesiog, aš tiesiog norėjau padaryti progresą, nes gal video bus, aš nežinau dėl ko, bet tiesiog padariau progresą. Tai, nežinau kodėl, bet aš durnas. Gerai, ką mes padarėme, klausėt. Tai štai, ką mes padarėme. Ten yra spider sponges ar ne, ten spiders. Aš nežinau, ar jūs girdite, aišku, bet gerai, štai ką mes jau padarėme. Mes iškasėme visą šį tunelį, ne? Visą šį tunelį. Ir mums tai reikia iškasti daugiau biškutį ir mes tada jau galėsime visą šitą iškasti ir mes tada jau galėsime pradėti statyti savo villager brewery. Kągi, jo, aš jums galiu daugiau pasakyti. Mes įdėjome dirtą ir iškasime tą vietą. Tai dabar, man atrodo, mums reikia kaip prie darbo ir atsinešti savo diamond hole. Ir yra toksai dalykas, kad aš išvažiuosiu 3 dienom, ne? Todėl aš, turbūt kai jūs matote iš video, aš esu išvažiavęs ir tiesiog aš šitą video buvau užsistatęs kaip privatų. Ir ką mes kodėl, aš taip sakau dėl to, kad man reikia daugiau dabar video nekatint. Taip aš noriu, kad būtų daugiau minučių, bet aš nuveikčiau mažiau, dėl to, kad man nelabai spaudžia dabar laikas, man dar suedinti reikės, tai sueditint. Tai geresnių video tikėkitės po tų 3 dienų ir jo, jau ten yra. Tai labai atsiprašau, jeigu jūs, jeigu jums epizodai nelabai įdomus. Turėtų vis tiek būti įdomus, man atrodo. Turėtų. Aš nežinau, ar yra. Gerai, tu pasiėmam vis tiek ką. Gerai, shit. Tikrai nespecialiai. Federis, tabūnė pofik. Ant federio. Ant tų stikų irgi pofik. Viskas varom, žinai. Gerai, vyrai. Man to reikėtų mums portalą pasistatyti tarp tenai ir tenai. Ir jo, aš kalbėjau apie tokį, aš dar praeitą Geekcore epizodą, kad tipo man, aš organizuoju kažkokį ten dalyką. Tai aš norėjau padaryti atswapą su draugais, tipo su daug youtuberių, ne su youtuberių, bet su daug draugų, su youtuberiais kartais, pabandyti atswapus, bet matot, žinot, čia ne tas ar tas, ne, čia ne tas. Matot, yra taip, kad draugų neturiu. Ne, tiesiog jų nėra, aš nežinau, kur jie pradingo. Ne, man nervina tas fire aspektas, šūdas tas fire aspektas.
Gerai, tuoj valgom, pasiėm soilą ir tada jau galėsim varyti. Gerai, jau tikrai buketo pamiršau, tai dar tikrai, to jau tikrai nefilmuosiu. To jau tikrai nefilmuosiu. Fuck off. Okay. Štai ir mūsų water sources. Ir dabar mums tik reikia išsiaiškinti, kas kiek soilas. Tai aš net nežinau, blemba, kas kiek soilas įčiūs. Man atrodo, kas 4 blokus range'ų ir tai būtų štai čionai. Bet reikės ir daugiau. Nu gerai, tebanie. Čia šitiems tai tikrai bus jokiai. Šitiem 1, 2, 3, 4. Mums reikės čia vieno. Ai, tai mums tiesiog reikės ten šonuose padėti sources. Ir gerai, šiaip tais. Štai, nice sources. Štai čia, nice sources. Ir čia nelabai rūpi, dėl to, kad čia tik villagerių grieveris. Jo, jūs dabar nesuprasite, apie ką aš šneku. Tai aš padariau tokį melionų fermą, kurį aš darysiu šiam serveryje. Nepadariau, o nukopiau Elmango dizainą, kurį man atrodo nebuvo jam tutorialų. Tai aš pagalvojau, jeigu nebuvo jam tutorialų, tai kodėl man nepadarius tutorialų angliškai. Man atrodo, aš padarysiu angliškai ir lietuviškai tutorialą. Jeigu jūs norėsit, žinot. Jo, ir būtinai reikia lightningo šitoj fermai, nes tai būtina. Gerai, kad backupas veikia, nes jeigu neveiks, tai šūdas bus. Gerai, štai. Okay. O dabar dar reikia pasėti visus kitus. Užauginsime. Man atrodo, jau, užauginsime. Bulvekės. Man atrodo, ten turėjau sydų kelių. Ir dar ten žinau, kad vienas žmogus turėjo sydų. Aš jo taip biškį pasiskolinsiu, žinot, taip biškį. Gerai, jo, va. Okay. Jo, šudas. Ir vat kartais tai būna, nu vat, tipo. Šitų turi blokų nebūt, pirmas dalykas. Šiaip kam jam tokia didelė ta ferma, man labai įdomu. Jo, man atrodo, jums net nereikia tokios didelės, reikės pamažinti, žinot. Ne, tokia tai jau tikrai bus gerai, man atrodo. Jo, dabar tokia turėtų būti okei. Tada čia reikės trapdoorus ir tada, kai jie ten nukris. Jo, gerai, mes susitiksime, kai mes padarysime pusę. Gerai, ką liko paskutinį mum villagerį varyt, kuris žiūri kažkodėl į žemę, dėl to, kad gal jis durnas. Bet vis tiek mum dabar reikia ką padaryti, tai tiesiog eit biškutį į žemę ir... Jo. Gal čianai pravarom, nes čianai bus daug geriau. Gerai. Tiesiog biškį pavaryt po žemę, po žemelę, štai čianai bus mūsų villageris ir štai čianai bus mūsų duris. Taip, mums dar reikės įdėti durų, kas yra dar labai šuna. Aš turiu 6 auk duris, nes jeigu neveiktų tos, kitos duris, žiauriai panikuočiau. Nes mums tiek reikėjo čia daug darbo įdėti, kad šitą villagerį čia atkimšt. Okay. Gerai. Reikės, nereikės, ha. Gaidys. Ne. Jote. Nedaryk to. Štai. Aš jau galvoju, jis šiandien nusės viską kaip toks idiotas. Aš dar turiu pateitų. What? Jo, čia laito reikia. Greičiau laitos. Štai ir laitos. Gerai, viskas veik. Man. Gerai. Viskas padarė. Dabar tas turėtų... Kai šitas turės labai daug tų... Galiu pasakyti. Jis dar nenuėjo. Jis idiotas. Man reikia šitą išstumti. Problema, jūs net neįsivaizduot, kaip tuos buvo sunku atvilkti irgi. Tai irgi tokie idiotai. Pusidiotai. Juos pavadinkime pusidiočiais.
D. Gerai, viskas. Norime Villager Brewery, kuris dabar veiks, bet nelabai veiks šiaip tai. Dėl to, kad mums reikės... Aš galvoju viską. Nežinau, kodėl aš galvoju. Dabar mums reikės iškirsti visą šitą. Ir šitas turės varyti su water streamu. Tipo water turės būti. Ir water turės vesti juos į kažkurią vietą. Bet nežinau kurią. Jo, turės vesti į tenai, dėl to, kad tenai bus trading booth. Arba ne, vedam juos už kažkur čionai, va. Su 3 water streamais. Vesim juos per čionai, va, jo. Ir tenai bus viskas vyks už sienų, kai niekas nieko nematys. Tenai vyks. Jo, va, teisingai. Galvoju, veiks, viskas gal. Gerai, kambarai. Dabar mums tiesiog reikia pagražinti ir tada nuskaičiuoti. Gerai, vyručiai, gerai. Ir jo, beje, serveryje populiacijos nėra dėl to, kad aš mažiau anketų dabar keptim dėl griferių, todėl labai atsiprašau, jeigu jūs nepatenkate į serverį dėl jų. Tai mes sugalvosime naują sistemą, kokį nors bandomąjį laikotarpį, kad... Jo, tipo kokį nors bandomąjį laikotarpį sugalvosime. Tipo, jeigu jūs esate naujokas, jums reikia būti bandomajame laikotarpyje, kad jūs, tipo, išpasintumėte. Aš, tipo, duosim kokį nors protection ar... Nežinau, mes sugalvosime dar, bet tiesiog mažai žmonių už serveryje. Pateikite savo anketas. Description'e yra anketa ir ten yra linkas. Nueinat į linką, dešinėje viršuje yra pateikti anketą, pateikėt ir viskas. Pabandykite nors. Nežinau, kad dabar mažai kas patenka, bet... Pabandykite. Palauk, čia 4. Tebūnie paėm čionai. Trys, ne 4. Naikaužuoti. Gerai, taigi ačiū. Man atrodo, šiam epizodui bus viskas. Dėl to, kad čia mes padarėme labai daug. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis čia buvau iš LT Universe.